Stenlis ir paslaptis. Artėjo Stenlio gimtadienis. Turiu tau labai gerą dovaną. Sužinosi, kokią jau už 3 dienų. Paslaptingai kalbėjo Dolly. Elniaragiui staiga pasidarė labai smalsu ir jis nebegalėjo išlaukti. Boružėliai nuėjus paimti sausainių, jis pažvelgė į didžiausią komodo stalčių. O jame rado nuostabų rašiklių rinkinį, bet netrukus išgirdo grįžtant Dolę ir greit uždarė stalčių. Jie kartu paskanavo sausainių ir Stenlis išsiruošė namo. Kitą dieną jis sutiko Baltazarą. Spėk, ką gausiu dovanų iš Dolės, sušuko jis. Iš kur žinai? Įtariai pasiteiravo bičių patinas. Vogčiomis žvilgtelėjau į jo stalčių. Stenli, taip negražu. Tai turėjo būti paslaptis. Žinau, bet man buvo labai smalsu. Taip vis tiek negalima. Nepasakok man, ką ten radai, ir pažadėk prisipažinti Dolei. Gerai. Bet tik po to, kai ji man ją įteiks, sutinki? Gerai, sutiko Baltazaras. Po 2 dienų atėjo Stenlio gimtadienis. Mažieji draugai atvykę į svečius garsiai jį pasveikino. Su gimtadieniu! Stenlis juos įsileido ir Flaterija tuojau patiteikė jam tortą. Kai visi buvo privalgę, Baltazaras tarė. Laikas dovanoms. Stenlis gavo daug puikių dovanų. Iš Baltazaro kortų žaidimą su kortomis. Iš Berio knygą apie futbolą. Iš Šoklės traukinuką. Iš Burbuliuko kaktusą. Ir liko Dolės dovana. Boružėlė padavė Stenliui dėžutę, apvyniotą alyviniu popieriumi ir surištą raudoną juostelę. Boulingo rinkinys? Geras! Pati jį padariau. Visus nudažiau skirtingai. Yra dryžuotas, sraiginis, banguotas, gėlėtas, languotas, taškuotas, zigzaginis, žvaigždėtas ir su mėnuliu. Nuostabu! Labai ačiū, sušuko elniaragis. Stenli, įsiterpė Baltazaras. Nevaidink nustebusio. Juk puikiai žinojai, kas toje dėžėje. Susitarėme, kad prisipažinsi. Ką prisipažins? Paklausė Dolė. Tuomet Stenlis papasakojo, kaip prieš 3 dienas vogčiomis žvilgtelėjo į stalčių, nes nekantravo sužinoti, ką gaus dovanų. Bet nuoširdžiai nustebau pamatęs boulingo rinkinį. Tai daug geresnė dovana nei toji, kurią mačiau stalčiuje. O ką ten matei? Paklausė bitė. Rašiklių rinkinį. O, jie skirti mano pusseserei geltonai boružėliai Keitei. Jau įdėjau juos į siuntą. Boulingo rinkinys niekaip nebūtų tilpęs į tą stalčių. Juokėsi Dolė. O tuomet puolė barti elniaragį. Stenli, pažadėk, kad nuo šiol gerbsi žmonių paslaptis ir negadinsi staigmenų. Pažadu, prisiekė Stenlis. O dabar gal galime išbandyti mano naujus kėglius? Žinoma, visi mielai sutiko. Išdėliojo boulingo taikinius ir leido gimtadienio kaltininkui ridenti pirmam. Sausis, Edis ir žaislinė mašina. Pagaliau atėjo naujieji metai. Visi mažieji draugai lankėsi pas Stenlį. Elniaragis pasididžiuodamas rodė draugams žaislines mašinas, kurias gavo dovanų kalėdoms.
Man labiausiai patinka sidabrinis savivartis. Jo dideli ratai, gali greitai važiuoti, durys atsidaro, o galas vartosi pirmin atgal. Jis tarė šypsodamasis. Pastatykime trasą, kur galėsime vežioti visas mašinas, pasiūlė Edis. Kai trasa buvo baigta, ant jos galėjo važiuoti visos žaislinės mašinos. Edis labai norėjo išbandyti sidabrinį savivartį, bet Beris jo nepaleido. Kai ilgainiui jam nusibodo, sunkvežimį pagriebė šoklė, o po jo Dolė. Stenlio savivartį Edžiui pavyko pasiimti tik paskutiniam vos kelioms minutėms. Jis taip stipriai jį pastūmė, kad mašina pariedėjo po spintelę. Edis bandė ją pasiekti, bet vienas ratas pastrigo už spintelės kojos ir nukrito. Edis bandė jį prispausti, bet jis nebesisuko. Lauke pradėjo temti. Draugus apėmė nuovargis. Edis nepasakė elneragiui, kad savivarčiui nulūžo ratas. Jis padėjo žaislinę mašiną su kitomis, lyg nieko nebūtų nutikę. Visi atsisveikino su Stenliu ir išėjo namo. Grįžęs namo, Edis negalėjo užmigti. Jis jautėsi kaltas dėl savivarčio. Kitą rytą jis pabudo nuo šūksnių. Ant netoliese esančios kalvos pykosi Stenlis ir Beris. Beri, sulaužei mano mašiną. Nesulaužiau, kai atidaviau šokliai, jei viskas buvo gerai, atsakė Sraigius truputį įsižeidęs. Tuomet paklausiu šoklės. Šokle, ar tu nulaužei mano savivarčio ratą? Ne, žinoma, kad ne aš. Ji tikino žiogė. Perdaviau jį Doliai. Klausk jos, pasiūlė šoklė. Ir elneragis nužygiavo link boružėlės namų. Edis jautėsi siaubingai, nes tai jis nulaužė savivarčio ratą. Tuomet jam kilo mintis. Edis namuose turėjo seną, apdaužytą sunkvežimį, labai panašų į Stenlio. Jis įrado ir nuskubėjo pas Flaterę. Flaterė, gal turi sidabrinių dažų? Sidabriniai baigėsi, bet turiu auksinių. Prašau, padėk man, tarė Kolorado vabalas ir papasakojo Flateriai visą istoriją. Flaterė mielai padėjo. Ji nudažė visą mašiną, kuri blizgėjo kaip nauja. Ačiū, Flaterė, tarė Edis. Ir nuėjo atiduoti atnaujinto savivarčio Stenliui. Atvykęs pas Stenlį, jis išgirdo garsų juoką. Ar pavyko sutaisyti? Taip. Pas Dolę sutikau Čarlį ir paprašiau pagalbos, tarė Stenlis šypsodamasis. Deja, taip ir neįsiaiškinau, kas nulaužė jo ratą. Aš, pasakė jam Edis. Džiaugiuosi, kad pavyko sutaisyti, bet taip pat tau kai ką atnešiau. O, puiku. Ačiū. Nusijuokė Stenlis. Aš nebepykstu. Nori prisijungti? Eisime lenktyniauti. Ir visi trys nuėjo statyti lenktynių trasą. Daktaras Pelėda ir pyragai. Į mišką atėjo vasara. Mažieji draugai nusprendė ją pasitikti surengdami iškilą. Pasidarykime iškilą pievoje, pasiūlė bitė Baltazaras. Visi galėtume iškepti po pyragą, pridėjo laumžirgė Zefira. Reikia paskirti teisėją, kuris paragaus visus pyragus ir nuspręs, kuris skaniausias, pasiūlė Beris. Pasiūlykime daktarui Pelėdai, sušuko Flaterė. Mažieji draugai kibo į darbus.
Dolė kepė pyragus su boružėlių taškais. Beris, žinoma, kepė sraigių formos vyniotinį. Baltazaras pagamino daug dryžuotų bičių, Burbuliukas gėles iš trapios tešlos, Rozita braškinius rutuliukus su marcipano rožėmis. Flaterė kepė drugelių formos sausainius. Morisas saldžius koldunus. Edis karamelinį pyragą. Šimtakojis pyrago pirštelius. Zefira pagamino vaisinius rutuliukus. Stenlis pyragą su aguonomis. Frenkas šokoladinius lašelius. Menulvabalis sausainius su citrina. Boras obuolių skonio ledinukus. Ir Isa kokosinį besmegenį. Betė kaštonų širdis. Skrusdė motinėlė keksiukus su karūnomis. O ežys Haris su šokle ežio formos skanėstus. Viskas spėjo iškepti iki pietų ir visi su didelėmis pyragų lėkštėmis susirinko ant pievelės. Netrukus pasirodė daktaras Pelėda. Kokie gražūs, maloniai sugaudė jis. Dabar visi eikite namo ir grįžkite, kai pradės temti. Laimėtoją paskelbsiu vakare. Kai tik pradėjo temti, mažieji draugai grįžo į pievą. Bet susirinkusiems teko nustebti. Daktaras Pelėda miegojo. Beris sušuko. Daktare Pelėda, kur visi pyragai? Ar viską suvalgėte? Nusiminusi paklausė Dolė. Na, gali būti, kad paragavau daugiau nei derėjo, paaiškino jis. O kuris laimėjo? Paklausė Burbuliukas. Nežinau, labai skauda pilvą, vos galiu pajudėti. Visiems pagailo daktaro Pelėdos. Jam taip skaudėjo pilvą, kad ežys Haris parvežė jį namo savo vežimu. Tai kas dabar? Atšauksime iškilą? Liūdnai paklausė Burbuliukas. Žinoma, ne! Sušuko balsas ir iš savo kamininių pyragų furgono išlindo blakė kareivėlis. Miško draugai iškart nudžiugo ir pievelę užtvindė džiaugsmingos muzikos garsai. Visi sustojo ratu ir šoko iki vėlumos. Ir žinoma, suvalgė visus kamininius pyragus bei daktaro Pelėdos paliktus trupinius. Kitą rytą daktaras Pelėda pabudo prastos nuotaikos. Koks aš storas! Suniurzgė jis savo. Kažkas pasibeldė į duris. Kaip laikotės, daktarė Pelėda? Visi paklausė vienu metu. Jau geriau. Atleiskite, kad sugadinau jūsų iškilą. Nesugadinote, nusijuokė Beris. Ateikite su mumis pasportuoti, pridėjo Baltazaras. Visi kartu pajudėsime ir pasijusite geriau. Daktaras Pelėda puškuodamas atliko visus pratimus. Ir iš tikrųjų pasijuto žymiai geriau. Maži vaikai ir dideli vaikai. Šalia vaikų darželio buvo 2 futbolo aikštelės. Maži vaikai žaidė prie pušies. Auksavabalis Burbuliukas buvo kapitonas. Kinivarpa buvo vartininkas, o Skrusdėlių berniukai sudarė likusią komandą. Dideli vaikai žaidė ąžuolo paunksnėje. Elneragis Stenlis, Kamanius Baltazaras, Kolorado vabalas Beris ir Sraigis. Maži vaikai žaidė su taškuotu guminiu kamuoliu. Dideli vaikai turėjo tikrą futbolo kamuolį. Vieną rudens dieną Baltazaras paėmė mažų vaikų kamuolį ir pradėjo rodyti triukus. Tik pažiūrėkite, erzino jis. Atiduok, jis mūsų, verkšleno Burbuliukas. Tik noriu parodyti, kaip aukštai galiu nuspirti. Gyrėsi Baltazaras ir spyrė kamuolį iš visų jėgų. Smūgis buvo toks stiprus, kad kamuolys suplyšo.
Liko tik vienas kamuolys. Maži vaikučiai su juo žais ryte, o dideli vaikai po pietų, pranešė darželio auklėtoja. Dideli vaikai toliau atiminėjo kamuolį iš mažų vaikų. O maži vaikai vogdavo jį iš didelių. Tad visi nuolat pykosi. Kodėl jūs nežaidžiate kartu? Paklausė Dolė berniukų. Kartu? Niekada. Maži vaikai silpni ir nerangūs, suriko elneragis Stenlis. O dideli vaikai bjaurūs ir įžūlūs, atkirto mažasis Skruzdžius. Liaukitės elgtis taip kvailai. Geriau surenkite varžybas, maži vaikai prieš didelius. Kaip 4 maži vaikai gali nugalėti 4 didelius vaikus? Nesuprato kinivarpa. Gerai, mudvi su Šokle prisijungsime prie mažų vaikų. Tada bus mūsų 6 prieš 4 didelius vaikus. Ką manote? Paklausė Boružėlė. Puiku, pritarė visi. Ir jie pradėjo žaisti. Visiems buvo taip smagu, kad jie nepastebėjo, kaip prabėgo laikas. Pabaigoje, burbuliukų įmušus sudėtingą įvartį, maži vaikai laimėjo rezultatu 5-4. Rytoj tuo pačiu metu? Paklausė Baltazaras burbuliuko. Mes norime revanšo. Kitą dieną jie sužaidė atsakomąsias rungtynes. Šį kartą dideli vaikai nugalėjo burbuliuko komandą 4-3. Mažieji netokie jau silpni, suniurnėjo Stenlis. Ir abu kapitonai paspaudė rankas. Kitą dieną į darželį atėjo naujas berniukas. Blusis atsinešė savo dryžuotą kamuolį ir leido mažiems vaikams su juo žaisti. Štai tai burbuliuko komanda grįžo prie pušies, o dideli vaikai liko didesnėje aikštelėje. Vėliau jie vis pažaisdavo kartu, tačiau neskaičiuodavo įvarčių. Grybuko kepurė. Beris, Dolita, Baltazaras, Matilda, Saulius ir burbuliukas išsiruošė pasivaikščioti į mišką. Jie linksmai savo žingsniavo ir staiga išgirdo verksmą. Jis sklinda iš to krūmo, sušnabždėjo Beris draugams. Jie pamatė verkiantį mažą grybuką, kuris atrodė keistai, nes neturėjo kepurės. Kur tavo kepurė? Maloniai paklausė Dolita. Nežinau. Kai ryte pabudau, jos jau nebuvo. Nesijaudink, mes tau padėsim, rasim tau kitą kepurę, ramino Beris nelaimingą grybuką. Draugai nubėgo į savo namus ir grįžo nešini įvairiomis kepurėmis ir skrybėlėmis. Atnešėm tau pasimatuoti naujų kepurių, pasakė draugai. Ir matavo grybukai visas kepurės iš eilės. Dolita pirmoji jam uždėjo savo taškuotą kepurę, bet ji visiškai grybukui netiko. Tada Matilda jam pamatavo savo raganos kepurę. Bet aš nenoriu būti pikta ragana, suniurnėjo grybukas. Tada burbuliukas jam pamatavo savo geltoną beisbolo kepuraitę, bet ji buvo per maža. Toliau buvo Berio eilė. Aš atnešiau 2 kepurės. Čia mano sodininko kepurė ir čia velniūkščio kepurė. Sodininko kepurė atrodė juokingai ant grybuko galvos, bet jis netrodė patenkintas. Man ji nepatinka, pasakė jis niūriu balsu.
Velniūkščio kepurė jį dar labiau supykdė. Aš nesu velniūkštis, Jaika. Rėkė jis paraudęs. Bet labiausiai Grybukas nusiminė, kai Baltazaras jam parodė puodą. Juk tai puodas. Negaliu vaikščioti su kvailu puodu ant galvos. Tai nėra paprastas puodas, Griežtai pasakė Baltazaras. tai sniego senio kepurė. Paskutinis buvo elniaragis, kuris atnešė Grybukui cilindrą. O šitas man visai patinka, apsidžiaugė Grybukas. Bet gal galit rasti mano seną kepurę, su ja jaučiuosi geriausiai. Ir miško draugai pradėjo ieškoti taškuotos Grybuko kepurės. Staiga pro šalį skrido 3 kanarėlių mažyliai. Mes žinom, kur yra Grybuko kepurė. Matėm, kaip 3 kirmgraužos pasidarė šios valtį. Visi eikim prie upelio, sušuko Dolita. Ir tikrai 3 kirmgraužos dainavo ir plaukė Grybuko kepurėje. Grąžinkit Grybukui jo kepurę, sušuko Beris. Bet mes pažadėjom aplankyti savo draugės blusas. Mums reikia valties, kad pasiektume jų namus. Bet tai kepurė ne valtis ir ji priklauso Grybukui. Grąžinkit ją. Nenusileido Beris. Kirmgraužos galiausiai pasidavė ir grąžino kepurę. Bet kaip dabar nukeliausim pas blusas? Paklausė jie liūdnai. Mes jūs nugabensim. Mes kaip tik skrendam į tą salą. Sučirškė 3 mažos kanarėlės. Valio, mes skrisim. Sušuko kirmgraužos ir pašoko iš džiaugsmo. Bet pirmiau reikia nunešti Grybukui jo kepurę. Tai yra valtį. Krizeno išdykėlis kirmgraužos, bet Dolita griežtai jas pažvelgė ir jos nustojo juoktis. Labai jums ačiū, džiaugsmingai sušuko Grybukas, užsidėdamas savo kepurę. Ji man tobulai tinka. Kirmgraužos užšoko ant kanarėlių nugarų. Saugios kelionės, sušuko Grybukas. smagaus skrydžio, pridūrė kiti. Miško draugai galiausiai atsisveikino su Grybuku ir nukeliavo namo su savo kepurėmis ant galvų. Dviratis. Vieną vasaros dieną balandis atnešė siuntinį Beriui ir Dolitai. Siuntinys buvo gana didelis, suvyniotas į gražų raudoną popierių ir aprištas mėlynų kaspinų. Dolita perskaitė prie jo pridėtą raštelį. Jis nušimtakojo. Valio! Netrukus jis atvyks mūsų aplankyti ir jis mums atsiuntė šią dovaną. Mums? Nesuprato Beris. Kaip tai mums? Tau ar man? Laiške parašyta, kad mums. Turbūt tai dovana mums abiems. Kaip kvaila, susiraukė Beris. Esu tikras, kad dovana skirta man, nes aš radau jį sniege per praeitas kalėdas. Bet jis gyveno mano namuose. Aš jį prižiūrėjau ir viriau jam valgyti, atšovė Dolita. Bet aš jam skaičiau šimtakojų pasakas iš pasakų knygos, ginčijosi Beris. Raudonas pakavimo popierius nebuvo labai tvirtas, todėl greitai suplyšo. Iš vidaus kyšojo ratai. Tai dviratis, sušuko Beris. Man jis kaip tik. Ne, tai man jis kaip tik, netlyžo Dolita. Gerai jau, gali turėti tą dviratį, jei taip nori. Aš būsiu protingesnė už tave, tu elgiesi kaip kvailas vaikas. Tai nuliūdino Berį. Taip neteisinga, tai aš būsiu protingesnis už tave. Tu kvailas vaikas, gali pasiimti dviratį. Galiausiai nė vienas iš jų nepaėmė dviračio. Jie nuėjo sau ir paliko pusiau išvyniotą dviratį pievoje. Neužilgo pro šalį ėjo bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda. Kaip manai, kas tai dviratis? Paklausė Baltazaras. Panašu į dviratį,
atsakė Matilda. Prie jo yra raštelis, jis Beriui su Dolita nuo Šimtakojo. Nuveškim jį jiems, pasiūlė Baltazaras. Jie pajudino dviratį ir nukrito likęs pakavimo popierius. Tai juos prajuokino. Žiūrėk, tai tandemas, juo galima važiuoti dviese. Pasivažinėkim, pasiūlė Baltazaras. Sveikas, Beri, sveika, Dolita. Mes atvežėm jums jūsų dviratį, palikot jį pievoje. Sušuko Matilda. Beris ir Dolita išėjo į lauką. Jie pamatė Matildą ir Baltazarą ant dviračio ir pasijuto labai kvailai. A, tai tandemas. Mes abu galime juo važiuoti. O mes taip dėl jo pykomės. Jie vėl susitaikė ir apsikabino. Kokia puiki dovana. Mes tuščiai leidom laiką ginčydamiesi ir nieko nepadarėme Šimtakojui. Jis gali atvykti bet kurią akimirką. Padarykim jam spalvotą vėjo malūnėlį. Galim panaudoti gražiuosius žiedlapius, pasiūlė Matilda. Taip, tai puikiai mintis, pritarė Beris su Dolita. 4 draugai pririnko rožinių, baltų, geltonų ir rožinių žiedlapių ir padarė vėjo malūnėlį. Kaip tik pelės tempiamų vežimų atvažiavo Šimtakojis. Pelytė sustojo pievoje ir Šimtakojis išlipo iš vežimo. Jis apkabino Berį ir Dolitą. Kaip matau, gavote mano dovaną. Tikiuosi, jums patiko. Ji nuostabi. Mums labai patiko, pasakė Beris su Dolita. O mes tau padarėme šį vėjo malūnėlį. Šimtakojis pasiliko pas Berį ir Dolitą visas 10 dienų. Jie leidosi į ilgas keliones dviračiu. Jie daug žaidė ir puikiai leido laiką. Bet laimingosios dienos greitai prabėgo. Man metas keliauti namo, su jumis buvo labai smagu. Atvyk mūsų aplankyti kitą vasarą, pasakė Beris su Dolita, mojuodami savo draugui. Kalėdų senelis. Vieną snieguotą rytą boružėlė Dolita pažvelgė į sraigių Berį ir pasakė: Ei, Beri, šiąnakt ateis kalėdų senelis. Tikrai? Sukluso Beris. Tikrai, tikrai. Geriems vaikams jis palieka dovanų batuose. Nepamiršk padėti savo batų prie lango. Ta vakarą Beris nusivalė savo batus ir pastatė juos prie lango. Jis nuėjo miegoti toks susijaudinęs, kad negalėjo užmigti. Beris žiūrėjo į dangų, kad pamatytų kalėdų senelį atvykstantį rogėmis. Dolita kitą rytą pabudo anksti. Ji nubėgo tiesiai prie lango. Jos batuose buvo dovanų, spalvotų pieštukų ir didelis raudonas obuolys. Beris taip pat nubėgo tiesiai prie lango. Jis labai džiaugėsi ir nekantravo pamatyti, ką jam atnešė kalėdų senelis. Bet to varge, jo batai buvo tušti. Beris buvo toks nusiminęs, kad nepamatė didžiulio raudono maišo kitame lange. Jis vis žiūrėjo ir žiūrėjo į savo batus. Jis apvertė juos ir papurtė, bet viduje nebuvo nieko. Beris buvo toks nuliūdęs, kad nusprendė pabėgti. Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Dolita atėjo į Berio namus. Labas! Žiūrėk, ką gavau dovanų. Dolita pradėjo nerimauti. Ji beldė ir beldė, bet Beris neatidarė durų. Kur Beris dingo? Turiu jį surasti. Elniaragis Saulius, bitė Baltazaras ir drugelė Matilda patraukė kartu su Dolita. Beri! 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 Kai 4 draugai pagaliau rado Berį, jau temo.
Jis sėdėjo ant kelmo ir verkė. Dolita pribėgo prie jo. Kas yra, Beri, kas nutiko? Kalėdų senelis man nieko neatnešė, bet aš buvau toks geras raigius. Nekvailiok, esu tikra, kad gavai dovaną. Dolita patikino savo draugą. Gal ji buvo tokia didelė, kad netilpo į batus? Ir kalėdų senelis padėjo ją kur nors kitur? Ne, aš nieko negavau. Manau, kad kalėdų senelio nėra. Staiga danguje pasirodė rogės, kurias tempė du elniai. Ho, ho, ho! Mojavo vaikams kalėdų senelis. Tikiuosi, visiems patiko dovanos. Pasimatysim kitais metais. Beris buvo labai nustebęs. Eime į Berio namus ir paieškosim jo dovanos. Mažasis raigius pasijuto daug geriau. Vos jie į Berio namus, jie pamatė didžiulį raudoną maišą. Žiūrėk, tavo dovana kitame lange. Štai ji nuostabi. Beris atrišo maišą. Jame buvo spalvoti vėjo varpeliai. Kai Beris juos papurtė, mažieji varpeliai atsitrenkė vienas į kitą, sukurdami tylų žvangėjimo garsą. Kaip nuostabu! Saulius pakabino vėjo varpelius prie durų ir draugai jam palinkėjo labos nakties. Beris laimingas nuėjo į lovą ir greit užmigo klausydamasis varpelių žvangėjimo. Alfonso pabėgimas. Svirplys Alfonsas buvo žinomas dėl savo talento groti smuiku. Pievoje jis sutiko Berį, Baltazarą ir Stenlį, kurie ten kažką konstravo. Statome naują žaidimo aikštelę, pareiškė elniaragis. Išmokau naują melodiją, gal norite paklausyti? Susijaudinęs paklausė Alfonsas. Gal vėliau, dabar mes užsiėmę, atsakė bičių patinas. Alfonsas tęsė kelionę ir nuėjo pas Dolę. Boružė kapstėsi sode aplink namus. Flaterė ir Šoklė jai padėjo. Sveikos, pasisveikino Svirplys. Išmokau naują melodiją, gal norite paklausyti? Gal vėliau, dabar neturime laiko, sodiname gėles, paaiškino Dolė. Alfonsas nuliūdo, bet keliavo toliau. Eidamas sutiko ežį Harį. Labas, Hari, išmokau naują melodiją, gal nori paklausyti? Bet ežys taip pat buvo užsiėmęs. Nešė voveriukui Redžiui obuolius. Alfonsas supyko. Aš pabėgsiu, viską paliksiu ir išeisiu. Iš nevilties sušuko jis ir su didžiulėmis fanfaromis pasuko link miško. Aš niekam nerūpiu, sumurmėjo jis savo. Ir nuliūdęs prisėdo ant kelmo. Pro šalį skridusi šarka iš viršaus pastebėjo Svirplį ir priskrido arčiau. Ko taip liūdi? Sunerimusi pasiteiravo ji ir apkabino Alfonsą. Išmokau groti naują melodiją, bet niekas neturi laiko jos paklausyti. Visi turi svarbesnių užsiėmimų. Jis sušniurkščiojo ir įsikniaubė į šarkos glėbį. Pirmiausia, nusiramink. Eikš su manimi į lizdą, pasivaišinsi, pasiūlė šarka ir Svirplys sutiko. Tuo tarpu likę pievos gyventojai pastebėjo, kad niekur neranda Svirplio. Turbūt įskaudinome jį, nesutikdami paklausyti naujos jo melodijos, apgailestavo Beris. Buvome taip susitelkusios į tulpių sodinimą, kad nei nekreipėme į jį dėmesio. Jam antrino Dolė. Ir Beris, Dolė, Flaterė, Šoklė, Stenlis ir Baltazaras įsiruošė ieškoti Svirplio.
Jie apieškojo visą mišką, bet nerado jokių pėdsakų. Staiga Beris sušuko. Girdit? Ką? Sušnabždėjo Dolė. Alfonsas kažkur netoliese griežė smuiku, atsakė Sraigius. Jie pajudėjo link ten, iš kur sklido garsas ir netrukus atsidūrė prie šarkos lizdo. Pagaliau tave radome. Atsiprašome, kad neklausėme naujos tavo melodijos, labai apgailestaujame, leptelėjo Flateri. Bet sugalvojome kai ką, kas tau tikrai patiks, pridėjo Stenlis. Kitą savaitę rengsime naujos žaidimo aikštelės atidarymą ir tu galėsi sugroti savo naują melodiją atidarymo ceremonijoje, paaiškino Baltazaras. Kokia puiki mintis, sutinku, nušvito Alfonsas. Žaidimo aikštelė netrukus buvo baigta. Atidarymo ceremonija puikiai pavyko. Susirinko visi miško gyventojai. Alfonsas sulaukė daugybės aplodismentų, o po smuiko pasirodymo visi linksmai išbandė naujas čiuožyklas, supynes ir karstykles.